Prisimenu, mokykloje kiekvieną rudenį tekdavo rašyti rašinėlį, ką veikiau šią vasarą. Ką jūs šiandien parašytumėte tokiame rašinėlyje? Ką veikiau vasarą? Tai kad kaip ir nieko ypatingo. Vėl su jachta po Viduržemio jūrą, vėl vakarėliai, ten mergos, šampė, viskas. Nu kažkaip gana ramiai tą vasarą praėjo, nežinau. Nors ne, palauk. Šią vasarą pirmą kartą maudžiausi ežere. Nuogas. Ir dar mėnesienui. Per patį super mėnulį. Žiauriai patiko. Labai. Pasakysiu, tikrai atrodė didesnis. Tai jis ir buvo didesnis, todėl ir vadinamas super mėnuliu. Aš čia ne apie mėnulį, durniau. Aš čia apie tai, kad daiktai mėnulio šviesoje atrodo didesni. Supratau. Tai negi daugiau nieko šią vasarą netlikote pirmą kartą gyvenime? Nu matai, kai man yra tiek metų, o svarbiausia, kai turiu tiek pinigų, tai žinai, tų pirmų kartų beveik visai ir nebelieka. Tiesa, pirmą kartą buvau toj nesąmonėje, kur su kranu pakelia virš miesto ir tu jau ten tipo valgyk vakarienę. Patiko? Ne. Bijojot aukščio? Sriuba buvo per suri. Šią vasarą vyko daug visokių festivalių. Nu tai ką? Bilietus aš turėjau visus tuos tavo festivalius, bet niekur absoliučiai nesudalyvavau. Nė vienas festivalis nevyko kur nors arti prie kokio nors padaraus viešbučio. Visi matai su palapinėm, kaip kokie laukiniai, nesuprantu. Šlikštu, fe. Šią vasarą susitokė Antanas Guoga, Linas Kleiza. Nu tai ir dabar jau būtinai klausi, kada aš jo apsiženysiu, ne? Ne, norėjau paklausti, ką jiems padovanojat. Tai kad jie manęs nepakvietė į savo vestuvės. Bet aš vis tiek išlikau kilnus ir orus. Ir įteikiau jiems dovanas. Jų vardu paaukau kačiukų globos namams. Kitą kartą, jeigu Kleiza ir Guoga man kvietimų į vestuvės neatsiūs. Kitą kartą? Tai ką čia būna kitaip kaip nors? Gi tokios žvaigždės per vieną kartą neapsiženyja.